Laidą pristato. Kad mažas sėklų pakelis virstų dideliu džiaugsmu. Žalia stotelė, viskas sodui ir daržui. Laidoje Svajonių sodai daugybė pasiūlymų, kaip papuošti pavėsines, atnaujinti pabodusias dekoratyviasias zonas ir kaip natūraliai apsaugoti daržą nuo kenkėjų. Gera nuotaika? Va, ten pasėjom, liko ir kas taip daro. Tai neaiškiai. Tai kas? Su dainininkė Evelina Sašenko. Sveiki, sveiki, šiandien mūsų antrasis pasimatymas su garsia dainininke ir visų mylima Evelina Sašenko ir jos šeima. Sveiki, Evelina. Labą dieną, labą dieną. Labai malonu, sveiki visi. Malonu. Ir šiandien mes atvažiavome padaryti, ką jums esame pažadėję ir nespėjome padaryti. Šiandien su įvairiomis idėjomis atvažiavo Marina ir Karolis, kurie sugalvos, kaip papuošti jūsų aplinką. Kol kas neišduosime, ką mes šiandien nuveiksime. Super, mums patinka staigmenos. Tai va, mes norim padaryti jums staigmeną ir Tautvydas Gurskas. Ką pasižadėjau, tai įvykdysiu. Labai gerai. Nes įrašė. Taip, ir viskas buvo parodyta ir visi žiūrovai žino, kad laistymo sistemai yra reikalingas kompiuteris. Norime, kad jūs mums padėtumėt įgyvendinti visas mūsų svajonės. Ir kokios tos svajonės, ką mamytė su tėčiu pasakytų ir Evelina, ir sesė, ir sesės? Nu tai ką, mes kažkaip sugalvojom taip bendrai, kad labai norėtume pagražinti tą vietą prie mūsų pavėsinės. Nes labai daug laiko ten praleidžiam, visa šeima atvažiuoja, daug draugų, svečių ir visą laiką sėdim mūsų toj pavėsinėje. Tai labai norime, kad ten būtų dar gėlyčių. Dar gėlyčių, dar ar ne? gėlyčių. Mažai tų gėlyčių, tai kad dar. Man atrodo, Marina ir Karoli, pasižiūrėkit, ar tikrai čia ne per daug gėlyčių šitose namuose? Čia labai daug gėlyčių. Labai. Per daug nebūna, kaip ir sakė. Va taip. Šiandien mūsų laidos komanda konsultuos žinomos dainininkės Evelinos Sašenko šeimą. Jos tėvai Rūdiškių gimnazijos matematikos mokytoja Alina, muzikos mokytojas Vladimiras ir seserys Aneta ir Monika kartu puoselėja savo namų aplinką. Pasak mūsų laidos konsultantų, čia viskas tobula, tai reikia tik vieno kito patarimo. Floros simfonijos želdynų dizaineriai Marina ir Karolis Tautkai mums pateiks idėjų, kaip papuošti pavėsines sode ir sodyboje. Kadangi pavėsinės forma yra pakankamai įdomi, korio formos tokia, tai mes, kiek teko pabendrauti su Evelina, pas jos yra labai daug žydinčių įvairiausių gėlyčių, tai mes priėjom tokios bendros nuomonės, kad reiktų prie žydinčių gėlyčių pasodinti daugiamečių ir prie to paties įvesti visais metų laikais žaliuojančių geltonų tujų, tokias senelės mes padarysim iš abiejų šonų ir žydinčių gėlių pasodinsime. Na ir truputį prijungti prie šitos pavėsinės konkrečių formų, prijungti kažkokiu biški natūralesnių, švelnesnių formų dekoratyvias zonas, kad subendrinti ir priartinti prie natūralumo visą šitą kūrinį. Labai įdomu, ką jūs, Evelina, manote? Jūs jau įsivaizduojat, kaip tai atrodys? Aš žinokit, dar neįsivaizduoju, bet aš manau, kad darbo eigoje jau man viskas susidėlios. Aš labai pasitikiu profesionalais, profesionalų darbu. Taigi, manau, viskas bus labai gerai ir mums labai patiks. Aš labai irgi tikiuosi. Bet ir dabar čia yra labai gražu, pasižiūrėkite. Na taip. Taip, gražu. Taip, labai gražu vazonai, vienmetės gėlės, viskas labai puiku. Žydį džiugina. Jo, aš be galo myliu gėles. Man, kai jos žydi, tai yra tiesiog širdies atgaiva. Ir kuo daugiau žydinčių, tuo yra geriau.
Paliekame Mariną su Karoliu iš Floros simfonijos dailinti pavėsinės aplinką, o dabar pasidairykime po šiltnamį, kaip sudygo ir auga mūsų komandos pasėtos sėklos. Šiandien jums paruošėme ir daugiau patarimų, kaip prižiūrėti šiltnamyje ar lauke augančias daržoves. Kai pirmą kartą lankėmės pas jūs, Tautvydas jums sumontavo laistymo sistemą jūsų šiltnamyje. Tiesa. Kaip sekasi ją naudotis? Žodžiu, labai puikiai. Laisto sistema laisto, veikia. Svarbiau. Viską irgi padarėm taip, kaip jūs sakėt, pasodinom pomidorus grinai prie tos vietelės, kur teka vandenukas ir kai pajungiam tą sistemą, pomidoras yra palaistytas. Būtent toje vietoje, kur auga. Labai gerai. O kaip mamai su tėčiu? Man patinka labai. Žiūrėkit, kokios gražios braškės. Čia užtat, kad ypatingai tik tai braškės ir laistėm. Čia nedaug čia pas mus dar pasėta. Tai labai kol kas. O kompiuteris palengvina darbą. Visiškai palengvina darbą. Ir tai nesunku. kiek jums valandų sutaupo, tarkim, per parą, per savaitę? Nu, kol kas tai nedaug, bet tikėsimės, kad daug sutaupysim. Per sezoną tikriausiai šiais daugiau. Taip. Tai dabar, kai mažai ten visko, tai nėra ką ten laisti dar. Bet su laiku, kai reikės daug ką laisti, tai čia iš karto pajungi ir savo viskas veikia. Dabar, Tautvydai, tu sakei, kad turi dovanų, ar ne? Aš pasižadėjau aną kartą, dabar turiu tesėti. Tai aš iš tikrųjų dovanoju kompiuterį, aš jį pabandysiu jums ir sumontuoti visą ir pasakysiu, kaip jį nureguliuoti. O kodėl dabar jisai reikalingas yra? Dabar mes sumontuosim kompiuterį tam, kad vienas dalykas, vandenį paleisim apie 4 valandą ryto, kada žemiausia oro temperatūra, kada geriausiai pasiema augalas vandenį ir nėra didelio skirtumo tarp temperatūros vandens ir temperatūros oro. Tada mažesnis stresas augalams, ypač kenkia pomidorams, agurkams, paprikom. Tai vat jie nemėgsta tokio didelio, kada įkaista ir jūs vakare pilat šaltą vandenį, tai jie tikrai gauna didžiulį stresą. Tai mes sudėsim kompiuterį, nureguliuosim, kad laistytų anksti ryte, kada lygesnė temperatūra ir tada iš viso ateisi tik tai valgyti čia. Jį montuosime iš tikrųjų žemiau sklendę, žemiau krano, kad jeigu įvyktų kokia netyčia avarija ar kas tai uždarius sklendę nebėgtų niekur per šoną ir prieš slėgio reguliatorių. Čia vat yra šita dalis slėgio reguliatorius tam, kad nenusproginėtų šlangos per didelio slėgio, kad nebūtų. O šita dalis, reiškia, tai čia pabandysim to demontuoti, padaryti tarpą kompiuteriui ir jis įsidės panašiai va šitoj va vietoj. Jis turi tokį grubų filtrą, tai jau dalelės didelesnės sugaudo. Viduje yra elektromagnetinis vožtuvas, uždaro ir atidaro, kada reikia vandenį suprogramavus. Ir viskas, labai paprasta instaliacija. Tai štai, pabaigėm sumontuoti, tikrai nesudėtinga įmontuoti, va, tarp sklendės ir šito slėgio vožtuvėlio. Įmontuotas kompiuteris, yra baterija, tik išsikraus, na, aš nežinau, vertėtų išimti bent jau žiemai. Čia drėgmės negaus, kompiuteris nebijo, tiesioginio lietaus negaus, tai nebijo, bet galbūt elementus reiktų išsimti, nes didelis minusas, tai elementai dažniausiai neatlaiko. Visas valdymas labai paprastas, reiškia, kiekvieną dieną 4 valandą ryto įsijungs ir 20 minučių lies. Dabar galime pabandyti patikrinti. Laistymo sistemai Tautvydas Gurskas sumontavo kompiuterį, kuris pats reguliariai laistys šiltnamyje augančias daržoves ir braškes. Šis šiltnamis laistomas vandentiekio vandeniu, tad jo temperatūra augalams bus tinkamiausia apie 4 valandą ryto. Dabar Marinos ir Karolio Tautkų patarimai norintiems papuošti savo pavėsines. Pirmiausiai turime numatyti, kiek vietos užims dekoratyvioji zona ir virvele pasižymėti jos kontūrus. Želdynų dizaineriai nepatarė dekoratyviųjų zonų įrėminti į stačiakampius ar trikampius ar kitas griežtas formas. Marinos ir Karolio komanda vietą želdynams formuoja kiek ovaliai. Čia bus sodinami nauji augalai, todėl veją būtina nukasti ir išvežti. Prieš važiuodami į objektą jūs turit projektą
ir pagal kurį tiesiog yra ir dabar daromi mūsų pirmieji darbai. Atsižymėjote teritoriją, kurioje ir bus dekoratyvioji zona. Taip. Na tada, kada atsižymėjom, nusprendėm priimti, ta prasme, formas. Nuėmama vėja, nes dekoratyvi zona turi būti žemiau negu vėja. 4 cm aukštis reikalingas nuimant vėją. Kodėl? O jisai motyvuotai labai reikalingas. Todėl, kad jeigu bus mulčas arba bet kokia kita dekoravimo priemonė tam pačiam aukštyje kaip ir vėja, tuomet vienas dalykas vėjas labai išnešios, jeigu lengva dekoravimo priemonė, kitas dalykas su žoliapjove važiuojant pakraščiu, net ir kad ir akmenėliai tie patys bus žoliapjovės siurbiami ir gadinamas tiek prietaisas, tiek naikinama dekoravimo priemonė be jokio reikalo. Tai va, tie kanteliai gaunasi. Aišku, galbūt kaip kuriais atvejais yra kitaip, jeigu dedi bortelį. Jeigu ten motyvuotai, jisai, tarkim, akmeninis ir daromas iškeltas, tai tada kaip kuriais atvejais sukeliama visa ta dekoratyvi zona. Bet šiuo atveju priėmėm sprendimą nedėti jokio bortelio, palikti, kadangi gražią vešlę turim veją, palikti tiesiog kantelį vėjos ir nuleisti visą mūsų dekoratyvę zoną žemiau. O tose vietose, kur augaliukai sodinsis, išsikirps geotekstilėje skylutę ir išsikasime juodžemiuką, tuo išsikasdami prisikelsime pačią plevelę ir bendrą aukštį augaliuko, kad jisai augaliuko šaknynas prasidėtų tam pačiam aukštį kaip ir vėja. Evelina, jums kada nors teko Sogro danga įrenginėti dekoratyviąsias zonas? Taip, dviejose vietose praeitais metais pabandėm savo pasilengvinti gyvenimą ir dengiam lygiai taip pat kaip ir mūsų profesionalai, kolegos, padengiam, bet mes padarėm vieną klaidą. Bet ką ir sakė mūsų kolega, kad reikia žemiau, o mes padarėm tam pačiam lygmenį, ką ir žolė. Ir kokių problemų turite? Tai, kad kai su žoliapjove, kaip pjaunam žolę, visą laiką mūsų konkurežiukai įlenda į tą mūsų žoliapjovę. Dekoratyvėje zoną Marinos ir Karolio komanda pagilina maždaug 4 cm. Tiek vietos reikės geotekstilės klojimui ir mulčiui, kad jis susilygintų su vėjos aukščiu. Kokius dabar augalus renkamės? Tai va, pirmiausiai visžalę tą senutę, iš kurią formuosime, pasirinkome vakarinės tujos Variana Luteskens formą. Jinai auga šiaip apvaliai, bet mes ją pabandysim tiesiog įrėminti ir apkarpyti čia prisiderinti prie šitos pavėsinės formos. Taip pat sodinsime jūsų prašymų žydinčias daugiametės gėlytės. Tai būtų mini tokios olaskėlės ir mini fleksiukai, kurie žydės ir plėsis čia ir jie daugiamečiai ir neturėsite problemų su jais. Taip pat spalvai šiek tiek atmušti sodinsime jie vienmečiai yra kalocephalus, tokie pilkšvi augaliukai, jie nežydi, bet tiesiog duoda tokį labai gerą atspalvį tiesiog prie tų geltonų tujų, prie jūsų užvaldo pavėsinės labai gerai rudo mulčio fone, labai gerai atmuš, manau, šitą kompoziciją. Taip, o dabar tos augaliukus reikės prižiūrėti, karpyti, formuoti, tikriausiai tujas reikės formuoti, ar ne? Tujas, taip, jeigu norėsite šiek tiek išlaikyti tą pačią formą, kurią mes padarysime, tai reikės taip šiek tiek paformuoti. O šiaip nieko daugiau daryti nereikės, tiesiog kalocephalus tievą reikės išrauti ir galbūt pasikeisti kitais metais kitais kažkokiais augaliukais ar tais pačiais. O fleksiukai yra laskėlės, tai yra alpinarimo augalai, kurie mėgsta ir saulę ir nėra nei reiklus, tiesiog išauga 15-20 cm. Aišku, papildomai, kaip ir visiems augalam meilės. O, tai jau šitą tikrai jau. Man labai patinka ta idėja tų tujų pasodinti, grinai taip ant kampuko ir kaip apkarpysit. Aš jau matau tą vaizdą, kad bus labai gražu. Man patinka tos violetinės gėlytės ir ta spalva tokia labai graži. Ir kai jos pasidengs, manau, bus prasiplės jo, tai bus toks labai gražus, kaip kilimėlis violetinių gėlyčių. Bus gražu. Sodindami augalus, geotekstilėje išpjauname skylutę pagal vazono, kuriame augo dekoratyvusis augalas dydį. Jeigu dirva yra prasta, ją reikia pagerinti derlingu biohumusu ir ekologinėmis trąšomis.
Kadangi pas Eveliną ir jos tėvelius yra pakankamai išpuoselėtas visas sodas ir daržas, kaip matome, bet aplink pavėsinę, norėdami pagerinti dirvožemio struktūrą, mes naudojame ekologinės trąšas dirvožemio struktūrai pagerinti kondit, kurios yra pagamintos su pieno išrūgom ir ceolitu bei natūralia anglimi. Tos trąšos dirvožemėje išsilaiko 12 mėnesių, ne taip kaip mineralinės trąšos, kurios greitai išnyksta iš dirvos. Tai tiesiog pagerina dirvos struktūrą. Kondit trąšos veikia geriausiai, kai yra šilta ir yra laistomi augalai. Tada augalai pasiema tų trąšų tiek, kiek jums reikia. Netrukus daugiau patarimų ir pasiūlymų, kaip papuošti pavėsines. Dar patarimai, kaip natūraliomis priemonėmis apsaugoti daržą nuo kenkėjų. O jeigu norite, kad mūsų komandos specialistai aplankytų jūsų sodą ar sodybą, dalyvaukite mūsų laidoje ir laimėkite sodą ir sodybos apželdinimą. Kviečiame dalyvauti laidos Svajonių sodai konkurse ir išrinkti ūkiškiausią laidos herojų. Daiva Rudokaitė, Sandra Daukšaitė, Gintaras ir Donata Rinkevičiai, Vaiva Mainelytė, Liudas Mikalauskas, Kristupas Krivickas, Aleksandras Ivanauskas, Deivis ir Renata Norvilai, Lina Rastokaitė ir Džiugas Eurusaitis, Violeta Mičiulienė, Naglis Šulija, Laima ir Dalius Mertinai, Kristina Andrėjauskaitė ir Gediminas Girdvainis, Saulius Balandis, Karina ir Saulius Kambinai, Donalda Meiželytė, Arūnas Storpirštis, Aušra Štukytė, Vaida Genytė, Evelina Sašenko, Inga Norkutė ir Aurimas Žvinys, Aldona Bendoriūtė ir Nerijus Gadliauskas. Išrinktas laidos herojus nutars, kam iš jūsų atiteks dovana – sodas ir apželdinimas. Laukiame laiškų su jūsų aplinkos nuotraukomis elektroniniu paštu. Konkurso draugas – Zapyškio medelynas Kika Flora. Naujausios augalų mados jūsų aplinkai. Dėsiu dailėjos vyrų širdis, kaip per Lietuvą eina.